Nu ką, perinam normaliai kalakučiukus, viščiukus. Dabar japonai parodė įdomų eksperimentą. Kaip galima be kiaušinio lukšto pamatyti, kas ten vystosi. Viščiukas. Taip, pabandysim. Taip. Nežinau, kam tai reikia, bet įdomu. Taip. Vietoj kiaušinienės įdedam čia. Nepratrūko trinys, gerai. Uždedam plėvelę. Nežinau, logiškai tai neįmanomas dalykas, todėl kad bakterijos turėtų sugriaužti visą šitą turinį ir kiaušinys turėtų pradėti pūti. Nes pagal teoriją kiaušinį supa plėvelė, kuri apsaugo nuo bakterijų. O čia mes visas loginius žingsnius metam lauk ir darom kažką tai tokio nesąmoningo. Bet vaizdinė medžiaga bus labai gera. Taip, čia jau dedam į inkubatorių. Pakraunam kelius todėl, kad gali būti tai neužvaisintas kiaušinis arba užvaisintas, todėl, kad laiko negaištumėm, surašėm kelius gaminius. Taip. Nu, padarėm 3, dar padarysim taip. O, dar padarysim tokį momentą, aplenksim japonus. Taip, įdėsim, nes jie visada pirmauja. Tai nors čia pabandysim mes pirmauti. Taip, įdedam vieną veislę. Gerai, galim rudesnį kiaušinį, kitą veislę. Ir pabandysim taip inkubuoti. 2. To dar japonam nedaėjo. O mums daėjo. Mesgi vis norim daugiau. Ir gražiau. Gerai. Uždedam. Štai parašėm. Ir žiūrėsim, kas gausis. Šiaip įdomus dalykai, eksperimentai. Ir jeigu įsiris 2 viščiukai, tai bus pirmas dalykas pasaulyje, kam tai pavyko. Gerai. Čia prabedam skylutės, kad būtų kvepavimas, kad kažkokios drėgmės pasigautų. Nežinau, nelabai tikiu, kad čia kažkas gausis, bet žiūrėsim. Taip. Nu va, mes pakrauname, čia dėl laiko stoko šitų nebefilmuosim ir uždedam inkubatorių. Galite operatorę pasitraukti. Štai, viskas vyksta taip. Uždedam viršų ir įjungiam inkubatorių. Tai pradeda veikti. Ir viską pažiūrėsim, kaip vystosi už 6 dienų. Tada matysim, ar vystysis kiaušinis ar ne.